Vienintelis klausimas, kurį dar norėtume paklausti, būtų, kad čia veikla Amerikoje privedė prie Kudirkos išlaisvinimo, bet mums būtų įdomu, kaip šitas Kudirkos išlaisvinimas galėtų vesti prie Lietuvos išlaisvinimo, kur, man atrodo, mums klausimas, kur visiems mums rūpi. Kudirkos išlaisvinimas tam tikro ryšio gali turėti su Lietuvos išlaisvinimu, nes jeigu tokį dalyką būtų reikėję padaryti prieš 20 metų, jokių būdų nebūtų pasisekę taip padaryti ir tokio Kudirkos ar panašaus asmens į jį nebūtų galima jokių būdų išlaisvinti. Dabar situacija yra pasikeitusi ir pasaulio spaudimas yra didelis į Sovietų Rusiją, ypatingai kovojame už žmonių teises, o kai prasideda laimėjimai, nors ir nedideli, žmonių teisių kovoje, tada jau reikia tikėtis ateityje didesnių laimėjimų ir nuo žmonių teisių tie laimėjimai ateis ir į tautų teises. Nuo žmonių laisvės prieisim ir prie tautų laisvės ir aš manau, kad ryšys su tuo yra.